Šiame epizode matysite. Vairas yra žiauriai geras. Motomek juodas zomšas, juodas vidurys. O kodėl būtent kompaktas? Kodėl ne kupas, kodėl ne sedanas, kompaktas? Tai va, dabar sugalvom, reikia nuvažiuoti Vilnių, nes radau dalių, radau priekinį ir galinį buferių, belekai pigiai, 30 eurų, kas yra juokinga tikrai kaina, nes buferiai kiti kaina po 200 eurų, priekis ir galas komplektas, nes su balkiais, su priešukais ir panašiai, o čia radau už 30 eurų, tai važiavom iki Vilniaus pasiimt buferius, paskui važiuosim iki Val Shopų pasiimt Motomek sportinį vairą su išnešimu, zomšinį, su visais bairiais, kad būtų patogu šert. Tai va, padarė gerą nuolaidikę, tai važiuosim iki jų pasiimt ir po to dar užsuksim to pačiu pasiimt kamerų stabilizatorių, kad vaizdai būtų stabilus, ne kaip dabar, nėra laiko, to visas dreba. Tai pasiimsim stabilizatorių, kad būtų gražus ir tolygus vaizdai, kaip matot dabar. Tai vat pasiėmėm dar vairiuką iš Val Shopo ir iš tikro vairas yra žiauriai geras. Motomek juodas zomšas, juodas vidurys ir geltona juostelė. Čia aišku dar yra pipsikas per vidurį irgi Motomek. Iš tikro jausmas tikrai labai geras ir mūsų tikrai geriau negu su originaliu šert, nes bus ir šiek tiek išnešimo, kaip matot, yra ir plus užties dar stebulė. Tai vat, žiauriai geras vairiukas ir ačiū Val Shopui už nuolaidą šitam vairui. Varom dabar stabilizatorius pasižiūrėti. Tai va, ką tik grįžau iš Vilnius ir jūs pažiūrėkit, kiek dalių parsivežiau nuvažiuodamas tiesiog į Vilnių. Tai buferys, lenkščiai, vairas, stabilizatorius ir šiaip tiesiog daug menkninkių, kurių gal ateityje prireiks arba ne. Ten kažkur mėtosi halogenai, pilna mašina, vien dalis. Ir kažkaip netyčia Facebook'e suradau, kad žmogus parduoda bagažinę su spoileriu, kuris yra detailinis, vadinamas Pandem Style. Tai jis man žiauriai tinka ir aš jo senai ieškojau, tai taip netyčia radau ir galvoju, kodėlgi ne. Šiaip žiauriai pigiai gavosi, tik 30 eurų su visa bagažinė, plus dar yra, mačiau, ženkliukas, panašiai mėlynas, pas man yra juodas, tai uždėsiu mėlyną, kažkaip man gražiau atrodo. Ir žodžiu, tik tai kažkaip jį reikia atlupti nuo visos bagažinės, nes ir kiek žinau, šitie klijai, kuriuos klijuoja prie bagažinės spoilerį, tai yra žiauriai stiprus ir juos yra labai sunku atklijuoti. Bet kiek mačiau, vienas kampas jau yra biškiai atsiklijavęs, tai gal bus lengviau šiek tiek. Pabandysim šildyti su statybiniu fenu už 5 eurus, bet šildo gerai. Dar gavau lipduką, neparodžiau, paliksim, kas dar visai gražiai atrodo. Tai vat, manau, einam į vidų ir bandysim kažkaip atlipinti, gal su žilka, nežinau. Nes šitą spoilerį jau vat nuėmiau, viskas klijai nusivalė, bet irgi buvo gan sunku nuklijuoti. Tai šitas turėtų būti dar sunkiau ir kažkaip bandysim, nežinau. Nešuosi į vidų, kad būtų šiek tiek šilčiau ir bandysim nulupti. Tai vat, parsinešiau į vidų ir galvau nuklijuosiu lipnį juostą, kurie buvo užklijuota tipo ant kampų, kad ten subražytų. Tai vat, lipnį juostą su visais dažais nusilupo. Iš tikro, labai neliūdžiu, vis tiek aš jį turbūt dažysiu į sidabrinę spalvą. Aišku, pirmą pabandysiu uždėti, kaip pažiūrės į juodas. Ir jeigu mane tiks į juodas, tai dažysiu į sidabrinę, kad būtų kaip visos mašinos spalva. Tai va, atsinešiau šitą dalyką ir atsinešiau šniūrą, kuris yra gan stiprus. Ir bandysiu šildyti su fenu šitas vietas, kur yra priklijuotas. Ir paskui brūžint per šitą kampą su šitų šniūrų. Tada bandysiu visą taip ir perėti, kad nusiluptų nuo bagažinės. Nes taip dariau su praeitu mažiuku tuo spoileriu, kuris buvo originalus MTech. Ir šiaip gan gerai atsilupo, aišku, užtrukau nemažą laiko, bet vis tiek atsilupo. Gal yra lengvesnių variantų, gal yra, nežinau, greitesnių variantų. Bet aš žinau tik tokį ir pabandysim atlupti taip. Jeigu ne, tai turbūt, nežinau, su atsuktuvu atlupsiu ir viskas. Nes man tos bagažinės taip pat ir nereikia. Man reikia tik spoilerio, kurį turbūt aš taip ar taip dažysiu man. Tai čia nelabai daug kruopštumo reikia ar dar kažko. Tai manau, nieko nelaukiam ir pradedam lupti tą spoilerį. Žodžiu, pabandžiau taip normaliai pašildyti su fenu ir praeiti su šitų šniūrų. Taip įkišęs į vidų ir brūžint,
Tai žodžiu, aš nežinau, kiek čia reikia jėgos turėti, ar nežinau, čia savicku būt, kad išpjauti visus tos klijus, kurie yra čia supilti ir priklijuotas tas spoileris. Nes tiesiog neįmanoma, brūžinė, tai atrodo vieną pusę patraukė ir viskas, bet kitą pusę jau nebeina. Tai ant tiek čia yra stiprus klijai, tai aš nežinau iš tikros, ko čia reikės brūžint. Nežinau, peilį, gal bandyti neštis ir kažkaip kištą peilį. Prisidėjau spoileriuką ir sakau, visai neblogai atrodo tas juodas, nežinau, jaučiu net ir nedarysiu jo sidabrinio, tiesiog perdažysiu iš naujo juodai, kad būtų visas švarus, gražus ir blizgėtų, nes šiaip visai žiūris ir juodas, nežinau kaip jum, bet galite parašyti komentarus, kaip jum atrodo, kaip geriau dažyti, ar juodai palikti, ar padaryti, kad būtų sidabrinis, bet šiaip visai gerai atrodo man, nežinau. Visai kietai. Nu, pasiruošęs? Važiuosim, ralė. Priekį normaliai. O priekį buvo pirmai 2-4, tai padariau 2. Tai gerai ir daugiau nebeužkais, manau. Kaip su benzu. Ai, gerai. Gerai. Tai papasakok apie šitą M6, ką čia dar su juo? Lėksim ralį. Kur lėksi, kokiam ralį? Jau rytoj. Rytoj jau lėksi, ne? Tai čia greit metam važiuoklė. Ir lėksim. Lankai nesudėti? Jo, lankai sudėti. Ir daugiau nieko. Daugiau nieko. Bet dar dėsim kažką. Motorą gal kokį. Kokį variklį dėsit? 2.8. 2.8, ne? 100 kem 2. 100 kem 2. Iš kem 6. Iš kem 6. Taip. Ką salone darysi daugiau? Man tai taip čia viskas labai gražu, bet
reikės kažką padaryti, sėdynės įdėt, vairas, short shiftas, hidraulinis rankinis. Esminiai dalykai. Ir važiuosim pigiai ir smagiai su BM. Pigiai? Nu, Nemanau, kad pigiai. Tai jeigu taip žiūrint, nu, dalinai pigiai. Ką su spalva galvojat, palikt? Ar... Ne, palikt nenoriu, noriu kažko ryškiau. Gal baltą galvoju? O baltą galim visko prikvarkalioti. O važiuoklė? Tai važiuoklė ten sustiprinsim pagrindinės vietas, ten blokai visokie, amortikai sportiniai. O kodėl būtent kompaktas? Kodėl ne kupas, kodėl ne sedanas, kompaktas? Mane prie sienos prirėmėjai. Iš tikrųjų tai kompaktas, nežinau, geras variantas pasitaikė. Nelabai norėjau kompaktą, norėjau sedaną. Bet, nu, kompaktas šiaip gera trumpa bazė, tik ralima. Kupų žiedai palieka. Ir drift. Kompaktas jau man yra. Įdėsim emkinį buferį. Neimis prikvarkalios ką nors. Kokį nors stiliuką. Nu ir viskas. Ir viskas, ne? Ir viską Facebook'e galite pamatyti Simaška Team. Čia bus parašyta ir description'e bus paprašyme dar jų linkas. Tai visą koks šito Kem6 bus likimas. Galite pamatyti jų Facebook'e ir pasekti. Nes manau bus tikrai geras projektas, raliui. Kol kas labai įdomiai atrodo. Man dabar geriau atrodo, negu kai bus sudėtos priekinės lempos. Tai tada nedėsi. Nedėsi, ne priekinių lempų. Supratau. Tuštuma. Tai šitą vietą ir baigsim video. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikint šitą video, nes man kaip kūrėjai tikrai daug reiškia. Ir užsiprenumeruoti šitą kanalą, nes dabar prasidės pačios linksmybės, kai reikės dėti iš mechaninės dėžės į automatą. Palauk, iš automato į mechaninę dėžę. Ir man tai bus pirmas kartas, niekados nesu to daręs. Ir manau, daugelis žmonių nėra to darę, todėl aš jums parodysiu, kaip kas ten vyksta. Ir manau, bus pats įdomumas, tai žodžiu, einu dar parodysiu to pačią dėžę. Tai va, štai čia yra dėžė, mechaninė ZF, kokios ir ieškau, biškai stipresnė negu Getragas. Senka basmagraftis, tiltelis, kulisa, čia ne šitos mašinos dalis. Dar kardano reikia sulaukti, pedalai ten kažkur yra padėti dar, žodžiu. Tai va, sulauksim visų dalių ir galėsim krauti į Kem6 šitą mechaninę dėžę. Tai jeigu norit pamatyti visą projektą, tai žodžiu, spaudžiam laiką, subscribinam ir bus.